Sveiki, mėlyjeji! Šiame video labai paprastai ir žemiškai aš, Rasa, pabandysiu su jumis pasidalinti savo žiniomis ir gauta informacija, kaip savo pamokose pritaikyti ugdymo kompetencijas. Štai jums top 3 patarimai. Patarimas numeris 1. Įsivaizduokite, kad nuo šiol tomis kompetencijomis jūs ugdote savo geriausią draugą arba draugę. Sėkmingiausią ateities mokinį, galbūt savo vyrą, žmoną, sesę, brolį ar kažką labai širdžiai mielo. Jam linkite tikrai nuoširdžios sėkmės ateityje, todėl norite jam įdiegti sėkmingo ateities žmogaus savybes, kitaip tariant, kompetencijas. Šis požiūris ir įsivaizdavimas padės jums tada, kai prarasite motyvaciją arba kai patiems nebebus aišku, kodėl aš čia taip stengiuosi dėl jų. Jiems tai reikia tų kompetencijų, bet man kam to reikia. Tai tos kompetencijos yra reikalingos tam, kad jums patiems būtų malonu dirbti su vaikais esančiais jūsų klasėje, kad jūs supanti aplinka būtų tokia, kokia jūs norite, tų vertybių, kokių jūs norite ir kokias įsivaizduojate ateities žmoguje. Patarimas numeris 2. Susipažinkite su visomis 7 kompetencijomis. Galbūt neužtenka perskaityti reglamentų. Esame padarę apklausas, kad mokytams nėra labai lengva suprasti tai, kas yra parašyta juose. Tai yra labai teorinių pagrindų pateikti aprašymai. Ir puikiai suprantame, kad mokytojams nėra lengva tai įgyvendinti praktiškai. Todėl labai rekomenduojame kiekvieną kompetenciją tiesiog per save perleisti, per savo vertybinį statusą, per savo autoritetus, per savo mėgstamiausią žurnalistą, aktorių, mokslininką, finansininką, nežinau, bet ką, kolegą, kuris turi tam tikrą kompetenciją ir įsivaizduokite tai kaip labai gerą savybę. Perleiskite per save ir išsirinkite top 3 jums artimiausias savybės arba kompetencijas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes nebūtinai visi turime būti tie idealūs žmonės su visomis idealiomis ateities žmogaus kompetencijomis. Mes tikrai tokie nesame, bet tikslas yra išugdyti tokius svajonių draugus, ar ne? Kuris ir... Na ir toje vietoje, kai jau suvokėte, kad ugdome savo geriausią draugą arba svajonių vyrą arba svajonių draugę, taip pat mes suvokiame, kurios iš 7 kompetencijų mums iš tikrųjų yra svarbios vertybiškai ir įdomios mums kasdien tyrinėti, tuomet pradedame taikyti. Bet pasidomėjus, iš kur kilo kompetencijomis grįstas ugdymas, mes atsinešame tam tikrą 3 patarimą. Ir jisai yra susijęs su tiesiog nuo ko pradėti mokyti. Taigi patarimas būtų paprastas. Pradėkite ugdyti nuo kompetencijų, o ne atvirkščiai. Papasakosime pavyzdžių. Tarkime, neseniai Aurimas Valujavičius perplaukė Atlantą. Ir jūs esate bet kokios srities mokytojas ir visi šneka apie tai, galbūt jūs norite tai rytoj perkelti į savo klasę, nes vakar perplaukė, ar ne? Jūs nelabai žinot, kodėl tai darot, kam to reikia vaikams, galbūt vaikai šeimoje girdėjo, o gal vaikai šeimoje visai apie tai net nieko negirdėjo ir nieko nesidomėjo, bet jūs labai tu esate sužavėtas, jums tai yra pilietiškumo pavyzdys. O apie kompasą pašnekėti, pažinimo kompetenciją, labai patinka. Tai ką jūs darote? Klasikiniu atveju, tai jūs nueinate į klasę, būnate pasiruošęs arba įsigijęs kitų mokytojų paruoštą mokymo priemonę apie Aurimo Valujavičiaus kelionę, mokinate vaikus, nesvarbu kokio dalyko, ir tada pabaigoje, ten tarkim kažką mes apie kompasą gal pašnekėjom, o gal tai buvo istorijos pamoka, gal tai buvo matematikos, o gal tai buvo fizinio pamoka, ir pabaigoje jau aš tada rašau kažkokį tai savo asmeninį pranešimą, kad aš čia gal kažkokią tai ir pilietiškumo kompetenciją, nes apie Aurimą šnekėjom, tai gal pilietiškumo kompetencija ir buvo, o gal buvo sveikos gyvensenos, nebežinau, ką aš ten veikiau.
Ir mokiniai gali būti, kad nežino, ką jie ten veikia. Pabandykime truputį kitaip. Kompetencijomis grįstas ugdymas yra pasiskolintas iš garsiojo Suomijos švietimo. Deja, pamiršta pasiskolinti vieną labai svarbų dalyką. Kaip jiems tai pavyko? Mes pasidomėjome. Suomija yra viena iš nedaugelio sėkmės istorijų kompetencijomis grįstame ugdyme turinti šalis. Ne visiems tai pavyko, ne visiems tai patinka, bet nuo ko viskas, į ką viskas remiasi. Tai kadaise Suomijos visuomenė priėmė sprendimą, kad jie nori ugdyti ne dešimtukininkus, o sėkmingus ateities žmonės. Kas yra sėkmingas ateities žmogus? Nutarta, kad jis turi tokias kompetencijas. Jis bus sėkmingas ne tik darbe, jis bus sėkmingas ir šeimoje, draugų rate, visuomenėje, jis bus socialus, ar ne, jisai bus pilietiškas ir visos, tarkime, jų suvokimu savybės buvo priimtos tiek tėvelių, tiek mokyklų, tiek aukštųjų mokyklų, tiek darbuose ir visur kitur. Nuo to laiko visa visuomenė pradėjo leisti iš viršaus tas kompetencijas, tame tarpe ir mokytojams, kad mes ugdom ne formulynus, žinot, bet mes ugdom tas kompetencijas, o jūs per savo mokymo discipliną pabandykite jiems jas padėti įsisavinti, ar ne? Tai lygiai taip pat ir šitam kontekste labai rekomenduoju išbandyti šį metodą, nes jums patiems bus lengviau ir suprantamiau, kam jos tos kompetencijos yra reikalingos ir kaip jos gali padėti, o ne tiesiog būti kažkieno užrašuose, ar ne? Tai įsivaizduokim tą pačią situaciją apie Aurimą Valujavičių ir prisiminkime pirmus 2 punktus, kuriuos papasakojau kiek anksčiau. Tai jeigu jūs suprantate, kad jūs norite išugdyti tokį galbūt panašų į save žiauriai labai fainą žmogų, kuris yra dabar jūsų klasėje, tai yra tokį, kuris domisi Aurimo kelionėm ir stebėjo viską per YouTube ir per visus kitus įmanomus kanalus. Taip pat domėjosi GPS, stebėjo per palydovą jo buvimą, ar ne, galbūt domėjosi ten kompasais ir visais kitais techniniais dalykais. Ir pagalvokime apie tai, kad jūs nusprendėte savo klasėje kažkada anksčiau ugdyti pilietiškumo kompetenciją ir jūs dabar gaunate pilietiškumo maksimalų šiuolaikinį pavyzdį, kurį atnešate į klasę ir sakote, vaikai, aš jums turiu pilietiškumo pavyzdį numeris 1 šiems metams ir apie tai mes mokysimės daug ir visada, ir jeigu jums kyla klausimas, ar jūs esate pilietiški ar ne, prisiminkime tai. Leidžiam iš viršaus kompetenciją pilietiškumo, kalbam apie Aurimą Valujavičių, sukuriam apie tai užduotį, gali būti klausimynas, gali būti užduotis peržiūrėti jo visus video, gali būti užduotis sukurti pristatymą, gali būti užduotis paimti interviu iš Aurimo Valujavičiaus ir daug kitų, gal net komunikavimo kompetencijos ir visos kitos kompetencijos gali būti tą, ką jūs esate užsibrėžę, sugalvotos ir pateiktos kaip užduotis. Ir tik pabaigoje tai bus įvertinta kažkokiu tai pažymiu, kai buvo, tarkim, įsisavinta pilietiškumo kompetencija jūsų pamokoje. Tai apie vertinimą dar yra kita filosofija, bet būtent kaip tą kompetenciją nuleisti reikia iš viršaus ir taip yra gaunamas maksimalus pasitenkinimas tiek jums, tiek mokiniams, suprantama, kam jiem to Aurimo reikia čia tose pamokose. Ir ateityje jie pilietiškumo kompetenciją susijęs su tokiu puikiu įvykiu ir su jūsų pamoka. Tai bus visiškai autentiška pedagogika. Visi įmanomi pliusai, kuriuos rekomenduojame taikyti būtent kompetencijomis grįstame ugdyme. Na ir žinoma, nepamirškime to, kad mes ne tik šnekame, bet ir padedame. Tai mūsų platformoje tabularasa.lt padarėme tokius minimalius pakeitimus. Tačiau minimalus pakeitimai kaitina kaip šita saulė.
užėję į platformos tabularasa.lt naujienas arba pagrindinį puslapį, kuriame išsiskleisit visą tinklelį, kairėje pusėje rasite filtrą. Filtro viršuje rasite klasės, tai reiškia, kad tai yra kaip ir konstanta, jūs jeigu esate pradinukų mokytojas, jūs tikriausiai nemokinsit 12 ir atvirkščiai, pasirenkat savo klasių kategorijas ir tada iš karto po to renkate savo mėgstamą, išsirinktą, išjaustą kompetenciją. Pasirinkę kompetencijas, jūs toliau einate ir žiūrite, kokį dalyką mokinate, kaip galiu aš pateikti tą kompetenciją kažkokią tai įdomią formą. Tai šiuo metu platformoje yra šimtai priemonių su kompetencijomis, su priskirtomis kompetencijomis. Labai džiaugiamės, kad mokytojai jau kurį laiką, keldami naujas priemonės, pasirenka tas kompetencijas ir leidžia pagal jas filtruoti ir kurti atnaujintą turinį. Taigi šito video, tikiuosi, priartinome jūs šiek tiek arčiau prie tos filosofijos apie kompetencijomis grįstą ugdymą ir tikimės, kad netgi naudojimasis mūsų platforma padės ne tiek įsisavinti tas priemonės į savo klasę, kiek suprasti, kad pradėkime leisti šitą informaciją nuo viršaus ir jums patiems klasėje turėtų būti lengviau įgyvendinti savo planus. Būkite geri, pasidalinkite savo atsiliepimais ir labai lauksime, kaip jums sekėsi. Linkėjimai šilčiausi.